Izraelio oro linijų Israel Air lėktuvui šiandien buvo uždrausta nusileisti Slovėnijos sostinėje, valdžios institucijoms nurodžius, kad tai susiję su nepritarimu Izraelio vyriausybės politikai. Hebrajų kalbos žiniasklaida praneša, kad lėktuvas kurį laiką suko ratus ore, kol nusileido Kroatijoje. Israel Air generalinė direktorė Izraelio 13 kanalui sakė, kad šis incidentas, cituoju, yra akivaizdus ES aviacijos susitarimų pažeidimas. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad šis incidentas yra visiškai nepriimtinas. Ir dabar vėl esame su I24 News anglų kalbos vyriausiaja korespondente Owenu Altermanu. Papasakokite mums apie šį sprendimą ir kaip jis buvo inicijuotas. Trumpa hebrajų kalbos pamoka, Emilija, su fraze hebrajų kalba Avirat Sof kurs. Atmosfera kurso pabaigoje. Tai reiškia, kai pamoka baigėsi ir mokymo programa armijoje baigėsi, žmonės atsipalaiduoja ir daro tai, ko kitu atveju nedarytų. Ir štai kas čia vyksta. Tai yra kadencija baigianti vyriausybė, kurią ketina pakeisti dešinioji arba kraštutinių dešiniųjų vyriausybė Slovėnijoje. Jai liko vos kelios savaitės. Šis žingsnis tiesiog buvo žengtas. Žiūrėkite, tiems keleiviams lėktuve vėliau buvo pasakyta, kad jie nesileis ten, kur buvo numatyta, kur tikėtina jie turėjo viešbučių rezervacijas ir planų galbūt neapskubių reikalų ar šeimos priežasčių, dėl kurių jie vyko. Bet jie ten nevyko dėl Izraelio vyriausybės politikos. Niekas neklausia tų keleivių, Emilija, ką jie mano apie Izraelio vyriausybę. Taigi, bet kuriuo atveju jie tapo šio sprendimo įkaitais. Bet žiūrėkite, Slovėnijoje pastaraisiais metais buvo vyriausybė, kuri vis labiau priešiškai nusiteikusi Izraelio atžvilgiu. Ir tai tiesiog naujausias sprendimas iš visos sprendimų serijos, tačiau netrukus valdžią perims ministras pirmininkas, grįžtantis jau 4. kadencijai. Taigi, jei manėme, kad Benjaminas Netanyahu buvo išskirtinis atvejis, kai jis 3. kartą grįžo į ministro pirmininko postą po pertraukų, tai dabar matome kažką panašaus. Janis Jankovičius. Janis grįžta jau 4. kadencijai kaip ministras pirmininkas, ketina pakeisti šalies kryptį Izraelio požiūriu ir pakeisti Slovėnijos politiką žydų valstybės atžvilgiu. Bet kokiu atveju, išeinančios vyriausybės paskutinis žingsnis tai pasielgti su Izraelio reisu, kuris jau buvo ore ir tikėtina, kurio nusileidimo planai buvo žinomi dar prieš jam pakylant. Ir tada lėktuvui esant ore, keleiviai tapo šio sprendimo įkaitais ir buvo nukreipti į Zagrebą. Tikrai smerktina. Ir tikiuosi, kad Užsienio reikalų ministerija kiek tik įmanoma spausti ES ir atitinkamas institucijas dėl šio klausimo. Taip pat įdomu, turint omenyje, kad tai galėjo nutikti, jog lėktuvas pakiltų ir atsidurtų tokioje situacijoje, jei jie galėjo numatyti, kad tai gali įvykti. Viena iš neatsakytų klausimų yra, jei prieš pakilimą buvo žinoma apie šią riziką, kodėl Izraelis vis tiek leido lėktuvui pakilti. Taigi tai būtų vienas iš užduodamų klausimų. Tačiau svarbiausias klausimas turi būti užduotas Slovėnijos vyriausybei. Kodėl šiam numatytam skrydžiui nebuvo leista nusileisti ten, kur jis turėjo? Dėl vienpusiško valdžios sprendimo, kaip teigia mūsų Užsienio reikalų ministerija, pažeidžiant susitarimus su ES dėl aviacijos. Ir Emily, kalbant apie keleivius, kurių niekas neklausė nuomonės apie Izraelio vyriausybę, kai jų lėktuvas buvo nukreiptas. Paprasčiausiai tai buvo kolektyvinė bausmė prieš juos, kurią mūsų valdžios teigimu pritaikė Slovėnijos valdžia, pažeisdama aviacijos susitarimus su Izraeliu. Bet kokiu atveju tai netrukus pasikeis, nes ateina nauja Slovėnijos vyriausybė ir bent jau Izraelio požiūriu tai yra sveikintina naujiena. Pokytis, šiek tiek vilties, taip.